Sveiki, aš esu Miglė iš kosmetika.pasaka.lt ir šiandien svečiuose turiu svečią, KTU cheminės technologijos fakulteto studentę, su kuria aptarsime kremų sudėtį. Kaip tik namie pasidomėjo kremais ir pasidomėjo, kas ten juose per ingredientai. Tad galėsiu ir jums papasakoti, kas ten yra naudingo ir kas yra kenksmingo. Tai ką pirmiausia, ką ištyrei, ką pastebėjai? Tai ištyriau 4 kremų sudėtį ir iš tikrųjų pastebėjau, kad juose yra tikrai nemažai bendra. Tai pats tas dalykas, kad visų kremų pagrindą sudaro vanduo. Tai yra kaip ir pagrindinė medžiaga, kuri sudaro didžiąją dalį tūrio viso to kremo. Ir paskui dominuoja taip pat glicerinas ir aliejai. Ir kokie ten aliejai tose kremuose buvo, gal kažką pastebėjai? Kas įdomaus iš jų? Tai su kremais iš tikrųjų buvo įdomu tai, kad didžiąją dalį sudaro sintetiniai aliejai, kurie yra dažniausiai pagaminti naftos pagrindu ir jie, kaip įrodai, didelės naudos neduoda. O tarkim, kaip žiūrint pagal sudėtį, kadangi pradžiai yra rašomi tos sudedamosios dalys, kur yra daugiausiai, tai natūralūs aliejai būna per vidurį maždaug jau po visų jau tų dirbtinių medžiagų. Nes kai skaičiavom, tam buvo kai kur netgi tie visokie migdolų aliejai kokie 14 vietoje. Aha, 15-14 iš tikrųjų. O apskritai, tie mineraliniai visi aliejai, kuo jie dar kenksmingi gali būti odai? Tai mineraliniai aliejai, tai juose gali būti net ir kancerogeninių medžiagų priemaišų, gali jie sukelti alergijas, netgi kartais astmą ar odos uždegimus. Tai tokių dalykų tikrai reikėtų vengti kremuose jūs. Ir padengia plėvelę dar ant veido. Užkemša poras. Ir kaip dažniausiai atpažinti, kad tai yra tas naftos produktas, kaip jie vadinasi tie aliejai? Tai tos aliejus net ir galėčiau išvardinti, nes, pavyzdžiui, pagrindiniai, tai kurie yra blogiausi, tai yra petrolatum, mineral oil ir parafinum liquidum. Tai šitų reikėtų iš tikrųjų vengti, ypač mineral oil, nes jame, kaip jau minėjau, kancerogeninių medžiagų gali būti. Kokių dar ingredientų pastebėjai, kurie galbūt yra kenksmingi? Kas bendro buvo visur? Tai visose yra, aišku, tirštikliai, nes kadangi vis tiek visus aliejus reikia surišti su vandeniu, tai tie tirštikliai taip pat gali būti sintetiniai ir dirbtiniai. Tai iš tikrųjų, ko apsidžiaugiau pakankamai, tai kad kremuose dominuoja tokie neutralūs tirštikliai ir stabilizatoriai, kurie, tarkim, kaip keterilo alkoholis, kuris nedaro jokio poveikio odai iš tikrųjų. Tai kaip ir išsaugoti savybės gal kartais netgi. O kaip dėl konservantų? Kokių konservantų buvo kremuose? Ar galbūt kažkuriam net nebuvo? Konservantų, tai jau be konservantų parduotuvėje kremo, manau, nenusipirksim nei vienas. Ir su konservantais, tai jų dažniausiai yra dirbtiniai ir jie tikrai yra labai pavojingi. Tai reikėtų irgi atkreipti dėmesį, kokių tų konservantų viduje yra. Nes, pavyzdžiui, toks kaip ir feniloksietanolis, tai jis yra be galo pavojingas, kuris irgi gali būti netgi kancerogeniškas. Man atrodo, šitas yra netgi uždraustas Europos Sąjungoje, ar ne? Taip, jis yra uždraustas Europos Sąjungoje. Ir beje, tai yra labai įdomu, jog vienas kremas yra pagamintas Prancūzijoje, kuriame yra šito konservanto. Tai, kaip sakant, tas draudimas kažkaip vis dėlto apeinamas. Jau jis tikrai aplenkia. Kokių būtent tada vengti tų konservantų? Nes konservantas tai gali būti ir druska, ir cukrus, ir gali būti kažkokie natūralūs dalykai. Į ką atkreipti dėmesį ir kurių vengti konservantų? Na, aš pati pasižymėjau tokius keletus konservantus, kurie tikrai galėtų būti kenksmingi ir kurių reikėtų vengti. Iš tikrųjų, tai metilsotiazosilinas, feniloksietanolis, kaip jau minėjau, ir visi parabenai, nes jie taip pat gali būti kenksmingi ir padengti odą plėvelę, kai jo labiau reikia kvėpuoti kuo daugiau. Ir vėžį sukelia. Taip pat vėžį gali sukelti. Iš tikrųjų lengviausia turbūt atsiminti parabenus, nes daug kur net rašo, kad be parabenų išryškina ten priemonėse. Bet, kaip ir minėjom, jie yra keli, kurie dar kenksmingesni ir šiaip konservantai yra sąrašo gale, tad ieškant reikėtų žiūrėti, kokios yra ten tos priemonės. Taip pat dar irgi buvo įdomu tai, kad visuose yra kvapiklių, nes tarkim ir tie visi kvapikliai dažniausiai būna sintetiniai taip pat. Tie kvapikliai taip pat jie yra didelės alergijas gali sukelti ir, iš tikrųjų iš jų dažniausiai nieko gero nebūna, tiesiog toks kaip ir marketingas būna, kad pirktų ir būtų malonu teptis ant odos. Ar iš tų 4 kremų buvo nors vienas be kvapiklių? Nei vieno nebuvo. Ir visuose buvo sintetiniai?
Tai va, tas yra iš tikrųjų liūdna, kad tos kvapiklius dažniausiai renkasi sintetinius, nes jie aišku yra pigesni negu natūralios medžiagos. Ar ir naftos produktus vėlgi renkamasi dėl to, kad jie yra pigesni negu natūralūs aliejai. Tai kokios galiausiai išvados, ką savo draugėm pasakysi? Išmesti visus kremus, kuriuos turi savo spintelėse. Nes iš tikrųjų tie kremai, kai pati pasidomėjau, net ir įsigandau, nes jie tikrai daro daugiau žalos negu naudos. Ir galbūt parekomenduočiau rinktis daugiau natūralias priemonės vietoj tų sintetinių visų. Ir apibendriname dar, į ką atkreipti dėmesį ir kokių tų ingredientų reiktų vengti, kurie dažniausiai naudojami ir kurie kenksmingiausi yra. Nu, iš tikrųjų reikėtų visų pirma žiūrėti, žinoma, į sudėtį, galbūt net ir galima rinktis šalį, kurioje pagaminta, galbūt arba firmą kokią. Ir žinoma, žiūrėti, kad būtų kuo mažiau konservantų ir vengti, vat, kaip minėjau, tų vat, ar kvapiklių, ar tirštiklių, ar kokių nors konservantų, kurie yra sintetiniai tie visi. Tai vat, tai tikrai reikėtų pasižiūrėti. Ir žiūrėti, kad būtų daugiau natūralių aliejų, o ne mineralinių. Kuo daugiau natūralių aliejų, žinoma, tuo yra sveikesnis tas kremas. Tai ačiū tada už pokalbį. Prašom. Iki kito karto. Iki.